Taigi, primenu, mūsų laidos tema yra kaip lavinti atmintį, kaip atsiminti. Nagi, ir mes jau turime studijoje svečią, lektorių Lauryną Pečkaitį. Labas vakaras. Labas vakaras, Lauryna. Mes net atsimename, kad jūs pas mus jau 3. kartą. Aš irgi atsimenu. O paklausti turėčiau pirmą klausimą ir apie ką aš čia, ogi apie atmintį. Taip, mūsų vargšai, dažniausiai pensininkai, daro vieną dalyką. Jau užsirašo savo PIN kodus ant lapukų, įdeda tuos lapukus į piniginės. Po to vagis pavogė ne tik paskutinius centus, bet ir tą PIN kodą sužino. Tai ką daryti, kad atsiminti tą PIN kodą? Tai apskritai, kalbant apie atminties lavinimą, yra 2 pagrindiniai turbūt dalykai. Tai yra pirmas dalykas, yra vaizduotė. Jeigu vaikai kažkodėl turi geresnę atmintį, jeigu jie turi motyvacijos kažką mokytis, vien dėl to, kad turi geresnę vaizduotę ir sugeba savo fantazijos pasaulyje, kūrybiniam pasaulyje informacijai suteikti emocijų. Ir antrasis dalykas yra būtent emocijos. Emocijos padeda perkelti informaciją ilgalaikę atmintį. Dabar kaip taisyklė mes skaičių tiek PIN kodų, tiek telefonų numerių neatsimenam dėl to, kad jie nekelia emocijų, jie yra šalti ir tokie... Nu kaip, gerai, telefono numeris, tai kaip taip, tik tai tuo atveju. Bet patiems skaičiam, pavyzdžiui, atsiminti, tai patys skaičiai nekelia emocijų. Aha, tai kaip tam žmogui? Tai yra viena sistema, kuri leidžia paversti skaičiukus į gyvūnus, daiktus, tam tikrus juokingus simbolius ir paskui juos jungiam į vientisą fantastinę juoką keliančią istoriją ir taip atsimenam. Telefono numeris, salotų, pavyzdžiui, receptas. Burokėlis dar ten žirnelis, o žirnelis yra 1, burokėlis 2 ir ten taip. Palauk, nemalk smegenų man. Bet čia man dar labiau sudėtingiau, kažkaip dar sudėtingiau čia atrodo. Aš pavyzdį gerai, Laurinai, kad iš karto būtų aišku. Sakykime, sugalvosiu dabar skaičių, kokį nors sunku. PIN kodas 84776. 84776. Vat kaip asociacijom, kaip atsimint žmogui? Aš jau net užmiršau pasakyti. 8476. 8476. Va, kaip atsimint. Tai tiesiog pagal savo sistemą verčiu tuos skaičiukus į gyvūnus simbolius. Tai yra 8 pas mane yra smėlio laikrodis, nes labai primena smėlio laikrodį. 4 yra būrinis laivelis, nes primena būres ir stiebą. 7 yra dalgis. Taip. Ir paskutinis 6 buvo, ne? Aha. 8476. Bet žinote, Laurynai, tą eiliškumą aš galiu sumaišyti, pavyzdžiui, pirmą pagalvosiu apie dalgį, paskui apie laivelį ir kažkaip vėl gali susimaišyti. Tai tiesiog logiškai tada galime juos sujungti, kad eilės tvarka išliktų. Įsivaizduojam didelį smėlio laikrodį, kuriame vietoj smėlio smilčių krenta maži laiveliai. Tada nusikeliam rakursas į vidų, nusikeliam, kas sėdi laivelėje. Laivelyje sėdi dalgis, 7. Giltinė. Arba giltinė su dalgiu, ne? Fantastika kyla emocijos, ne? 6 mano sistemoje yra kažkodėl dramblys. Dramblys užvertęs į viršų straublį. Tai galbūt tas dalgis vejasi dramblį, nes... Giltinė ateina jau pasakyti, kad dramblių jau ate. Tai natūraliai mes atsikeliam, kai prisimenam tai, kai kyla natūralios asociacijos. Pavyzdžiui, gimimo metai, amžius kažkieno ir panašiai. Bet problema būtent tada, kai neatsimenam. Tada yra pagalbinės tokios priemonės, kurios kelia emocijų, kuriuose reikia panaudoti vaizduoti ir tai yra ilgalaikė atmintis. Lavinti vaizduotę, žaidžiant pačius įvairiausius juokingus žaidimus. Pavyzdžiui, keliaujat su šeima automobilyje ir paprašykit, kad kiti šeimos nariai pasakyti 2 tarpusavį nesusijusius dalykus. Ir jūs tada 2 minutės, pavyzdžiui, pasakokit apie tuos 2 žodžius, stengdamiesi juos logiškai susijęti, sujungti kažkaip. Pavyzdžiui, dangus ir melioracija. Oi, labai susiję. Taip, jeigu lyja lietus, pavyzdžiui, melioratorius negali dirbti, nes ten griūna griovys jam. Arba prilyja labai daug balų ir jas reikia numelioruoti. Labai nemalonu šlapia. Reiktų įsivaizduoti, kad patys dalyvauja to istorijoje ir su visom tom emocijom. Per visus pojūčius jaučiat ir... Tai emocija yra labai svarbi. Labai svarbi, vienas svarbiausių dalykų. Kaip čia susiję? Mes lavinam vaizduotę ir nuo to gerėja atmintis? Kažkaip nepagaunu. Atmintis visiškai nėra lygų intelektui. Atmintis lygų vaizduotė daugiau. Ir nesvarbu, koks tavo intelekto koeficientas, netgi vaikai, pavyzdžiui,
tikrai turi geresnę atmintį už mus ir, tarkim, žemesnio intelekto žmonės, kaip dažnai būna irgi. Jo, jie kainas visas gali pasakyti. Taip. Ypatingai gėrimų. Ar žinot, beraščiai ir raštingi žmonės mes, kurie turi geresnę atmintį? Beraščiai turi geresnę atmintį. Kaip? Nes paprasčiausiai jiems reikia atsiminti. Reikia tą kasdieninę informaciją, jiems svarbią informaciją atsiminti. Nemoka užsirašyti. Dėl ko reikalingas, pavyzdžiui, vaizduotės lavinimas? Dėl to, kad mes sugebėtumėm greičiau sukurti asociaciją. Dalykai arba informacijai, kuri natūraliai neįsimenama mums atrodo. Ne šalta, pavyzdžiui, tie patys skaičiukai, bet jie nesisieja su gimimo data ir panašiai. Bet žmonės ir veidai, taigi mus, pavyzdžiui, duoda emociją, bet susipažinai, pamiršai vardą. Ir negali prisiminti, o taip gėda yra paklausti. Kaip fiksuotos veidus ir žmonių vardus? Čia yra pats klaikiausias dalykas. Sakykite, kas vyksta tuo metu, kada aš duodu žmogui ranką ir jisai sako savo vardą ir aš sakau, pirmiausia, turbūt vyksta žmogaus skenavimas ir tas vardas taip prašoka. Tikrai labai skaudi tema man buvo vardai ir veidai ir aš paskui padariau analizę, kodėl tai buvo. Kažkada nepavyko įsiminti, aš stengiausi, nepavyko įsiminti vardo ir veido, susijęti kažkokio žmogaus. Ir tada aš savo pasakiau, aš negabus vardam ir veidam. Išvardykit mūsų vardus, prašau. Tai mes tą ir padarysim. Kaip galėsim, galima vieni kitiem įsiminti ir ilgalaikę atminti. Mes galėsim susikurti visi. Tai tarkim, ir ateityje paprasčiausiai klausydavo, įsivaizduojam, tokio velniuko, kuris sėdė ant peties ir sako, tu niekada neįsimeni vardų ir veidų, tu tam negabus. Tai aš net neklausydavau to vardo, net nesistengdavau. Mes esam žmonės, mes iš prigimties esam tingus ir mūsų smegenys yra tingios. Ir jeigu susirandam kažkokį mitą arba mintį, ant kurio susikabinam ir save pateisinam, tai tada ir net nesistengiam. Tingim įsiminti. O tarkim, teoriškai vardus ir veidus, kaip įsiminti, tai vėlgi panaudojam vaizduoti ir sukeliam kuo daugiau emocijų. Visų pirma, atsirinkam, ką mums reikia žinoti. Tai yra vardas, veidas ir išvaizda. Tai yra išvaizda, vardas ir pavardė greičiausiai. Veidas, vaizdas, viskas iš V raidės. Ir tiesiog visus šituos 3 dalykus sujungti vientisą kažkokią fantastinę istoriją. Tu stenkis skirti maksimalų dėmesį ir suteikti savo kiek įmanoma daugiau laiko tom asociacijom sukurti, kai tu susipažįsti. Tai įdėmiai paklausiu vardo ir per tą laiko kuriu, ar ne? Jeigu nepavyksta, neužtenka laiko, perklausiu vardo, kad patikslintų, ar ne? Jeigu dar neužtenka, galiu paklausti vardo kilmės žmogaus. Aš turiu krūvą laiko sukurti tai asociacijai, tam žmogui konkrečiam įsiminti. Ir tada einam prie 2, prie 3 ir prie 5. Nu, PVZ. Tai tarkim, galime mes savo vardus įsiminti, ar ne? Eik susipažinti. Prisipažįstu, ko jau žinau mintinai. Malonu, Laima Tamulytė labai. Laurinas Pečkaitis. Nu, da, paklauskit kartą. Dar, tikrai prisimena. Laima Tamulytė. Taip. Bet dabar galim parodyti žiūrovam, kaip įsiminti, tarkim, jeigu jūs pirmą kartą pamato ir Laima Tamulytė. Išvaizda, vardas, pavardė. Ir panaudojam savo vaizduotę. Kaip galėtumėm susijęti? Laiminga. Iš karto laiminga laimė. Nu va. Labai šaunu. Ir labai siejasi su šypsena. Taip. Nu, da, ką mes pasakykit gražu. Tamulytė, pavyzdžiui, mano pavardės pirmoji raidė. Man asmeniškai. Kaip dar? Mulytė, mulas. Jėdinėtis. O man niekaip ne Tamulytė, nu kažkaip pat niekaip. Jūs su šypsena, konkrečios išvaizdos moteris, sėdi ant mulo, ar ne? Ir laimę dalina, šypsosi, ar ne? Nu taip, mulas, nu tai Tamulytė. Mulytė. Būtent ta mulytė. Taip, ta. Galima žodį pavardę skaidyti į 2 dalis ir, pavyzdžiui, tam lyti. Galbūt laimė kažkokia lyja iš dangaus ar dar kažkaip. Ir tada kiekvieną kartą, kai pamatysim laimę, mes matysim tą tokį biblinį vaizdelį. Arba biblinį vaizdelį, arba ant mulo sėdinčią, kyla šypsena, belieka tik tai iššifruoti. Ingal Šalkauskaitė, ar ne? Ir konkreti išvaizda. Tai kaip galėtumėm susijęti? Šaltis. Šalta! Man pats pirma asociacija pavardė buvo Šaltis Kausto. Tai kažkodėl jūs įsivaizduoji žiemą kažkur lauke ir sukaustytą šalčią, ar ne? Net sunku pajudėti, ar ne? Ir belieka tik tai vardas Inga.
Tai Inga, blogiausiu atveju galima savo kažkokį pažįstamą pakviesti arba žinomą žmogų dar į istoriją įpinti, pakviesti ir jos kažką kartu veikia. Na, mano vardas ir pavardė labai lengvai Labai lengva, įsimenantis. ne? Taip. Dar nieks turbūt Dar tik nepamirš. Karūnos Gintarė trūksta. su karūna. Ne, Gintaras karalius. Mūsų Gintaras yra mūsų brangakmenis, ar ne? Man kažkodėl taip asocijuoja. Bet reikia jūsų išvaizdą, dar susijęti su išvaizda. Tai aš nepanaši aprengiam, Gintarė. Uždedam karūną, Karaliūnaitė, karūna. įsivaizduojam pajūryje kažkur neša didelį gintaro gabalą. Arba Kaip tinkama. Nu, jeigu jau visas Žarsta pasakė, tai gintaras, ir apie ane? mane dar pavarykite. Dievo tvarinys jau. Taip. Tvarijonaitė sutverta. Sutverta kam? iš karto Jonui. net nesugalvoja. Varijonaitė, nu tai Jonui sutverta. Arba įsivaizduojam, jūs, konkrečiai jūs, per Joninės, Jurginus kaišot, Jurginais puošia tvorą, pavyzdžiui, nevaikšto. Visi ieško. Nu, va, matai. Tai mokykloje Paparčia buvo ta žiedą. tvora iš tikrųjų. Merginos, grįžkime Kada prie tai taisyklių. Matau, ant lentos labai daug taisyklių surašyta. Kas tai yra? Vienas iš jų yra tikslas ir motyvacija. Atminties lavinime, kaip ir visur gyvenime, reiktų turėti tikslą. Kam tą darau taip? Jo, kam tą darau, nes tada kils natūrali motyvacija, dėmesys, koncentracija atsiranda ir panašiai. Antras mitams ne. Aha, tai mes save pateisinam, kaip minėjom, prisigalvojam pačių įvairiausių mitų, kurie, tarkim, leidžia pateisinti, kodėl mes turim prastą atmintį. Kad vyresni žmonės negali išmokti, Aš kad aš neįsimenu vardų. Jo. atmintis prastėja. Pasitikėjimas trečias. Pasitikėjimas irgi reikia savo pasakyti ir žinoti, kad aš galiu išlavinti, aš galiu pasiekti tokį ir tokį lygį, ir ne 2-3 kartus ilgesnius sąrašus įsiminti, 2-3 kartus daugiau vardų ir veidų įsiminti, negu iki šiol turiu. Ketvirtos čia mistinės tokios raidytės. Kad išsiaiškinti mistinės raides, mes iškeliaujame į reklamą, o po reklamos kalbėsime dar ir apie minčių žemėlapius. Nepabėkit. Nerealios namų šeimininkės.